Tai va, dabar eksperimentai ir formatas. Vaizdo klipai. Niekada pats nefilmavau vaizdo klipų. Kadangi turbūt neturiu klausos, nemoku grot, skambint. Ir man atrodė, kad visada yra vaizdo klipas. Tai yra tavo autorinis kūrinys, kurį tu pats sukūrei, kurį tu pats išgyvenai ir paskiau norėjai tą muzikinį kūrinį papasakot vaizdu. Ir aš visą laiką taip galvoju. Aš to nepadarysiu, kadangi aš vėlgi nekuriu nei melodijos, nei muzikuoju, nieko. Ir man, bet yra kitas variantas, kai tu gali savo draugo, savo mylimos grupės, ar mylimos dainininkės, ar patinkančių kažkokių muzikantų padaryti vaizdo klipą. Čia yra visiškai kitas dalykas, kai bet tu turi su jais irgi gyventi, būti, dalyvauti muzikos kūrime ir būti vos ne šeimos narys. Tu turi klausytis būtent, kaip tai buvo kūriama. Aš kalbu dabar ne apie vaizdo klipą. Aš pirmiausia kalbu apie būtent tą muzikinį kūrinį, kuris buvo kūriamas. Po to gali tą vizualinį vaizdą pernešti į video klipą. Bet tas yra turbūt pagrindinis dalykas, ne tai, kad mes pasiemam muzikinį kūrinį, patys žiopčiojam, bėgiojam ir dar tingim kažkur tai paieškoti pagal tą kūrinį, pagal muzikinį kūrinį, paieškoti kažkokių tai vietų, kurios atitiktų būtent muziką ir vaizdą, kad tai būtų santykis. Mes einam paprasčiausių kelių. Mes imam štampus iš televizijos, juos paprasčiausia plagijuojam. Graži muzika, kuri mums patinka, graži vaidyba ar pasimaivimas ekrane, jau ir videoklipas. Videoklipas turėtų būti savotiškas veidrodis muzikos. Gali būti kreivas, gali būti sarkastiškas, gali būti humoristinis, bet vis tiek turėtų būti būtent atspindys to muzikinio kūrinio. O ne tai, kad mes einame kažkokiais štampais, klausydami gražią ir gerą muziką. Taip pat iš vaizdo klipų man patiko Mindaugo Valkio videoklipas, kuris tikrai galėtų ir toliau. Jo labai nerealus mąstymas, jo samprata ir visiškai aš pagalvočiau, kad jisai ne iš Lietuvos vaikinas, iš kažkokio kosmoso atskridęs, kadangi jo vaizdo klipas mane kažkur tai toli nuskraidino. Taip kad ačiū jam. Taip, eksperimentai. Eksperimentai tai yra turbūt ne videokamera, ne kompiuteris. Pirmiausia yra idėja, režisūra ir dar kartą idėja. Pirmiausia, mes vėlgi sukurkime eksperimentą savo galvoje. Sugalvokime tokią idėją netradicinę ir ne tai, kad mes galime pasinaudoti kameros galimybėmis, kažkokiais matytais vaizdais, kaip daromi eksperimentiniai filmai, ar šokiruoti žmonės tuo, kokie yra vaizdai nufilmuoti, reiškia, ką daro mūsų gyvūnėliai, ką daro mūsų artimieji žmonės, ką daro mūsų bendraklasiai,
ar aplink sukanti mūsų aplinka. Eksperimentas tai yra eksperimentavimas pirmiausia su mintimi, su idėja ir turbūt su anuo pasauliu. Kodėl patys geriausi dailininkai būdavo kažkiek trenkti? Tai aš irgi jums norėčiau, mėly debiutantai, būti kažkiek trenktiem, kad daryti eksperimentinius filmus. Aš skaitau, kad normalus, paprastas mūsų Lietuvos pilietis eksperimentinio filmo nelabai galės ir sukurti. Tam reikia turėti kažkokių galių. Taip kad pokštas ir saldainis. Dar vienas stilius. Palyginimas dviejų švenčių. Liūdnos ir linksmos. Geras požiūris. Paralelės visada filme turėdavo savo nišą ir savo vietą užimdavo. Taip kad gal ir eksperimentas, bet per daug paprastas. Jeigu tai būtų paralelės nueitos iki beprotybės abidvi, ir liūdnos šventės, ir linksmos, o čia vis tiek išlaikytas toks žmogiškas padorumas. Gal tai ir eksperimentas. Labai seniai būdavo fotografijų filmai, skaidrių filmai, būdavo muzikinis apipavydalinimas, bet vėlgi būdavo idėja, pirmiausia sugalvota. Nesvarbu, kuo mes filmuosime, ar fotoaparatu, ar videokamerą, pirmiausia, mes turime turėti idėją. Labai aiškę, įdomią idėją, ne tik savo pačiam, bet ir žiūrovui. Taip kad tas TV formatas turėtų irgi bet kokioj srity, bet kokiam filmavime, bet kokioj minties atradime nebūti tik technikinė priemonė. Technika yra technika. Už technikos stovi žmogus. Tas žmogus turi būti labai kūrybingas. Ir nuo to, kuo tu naudojasi, man atrodo, žiūrovui visiškai vienodai rodo. Jisai paprasčiausiai žiūri tavo nufilmuotą medžiagą ekrane, ar jinai įdomi, ar jinai jam kažką duodanti, ar jam kažką, reiškia, suteikianti informacijos, ar kažkokių naujų žinių, ar naujų pojūčių. Ko mes aplamai einam į filmą? Pailsėti. Mes norime negi pamokas išmokti, ar išmokti kažkokių kovos būdų, ar pamatyti to, ko nematyto. Ne, mes paprasčiausia einam, kad mūsų eilinį kartą apgautų. Kinas yra graži, miela apgavystė. Ir mes norėtume visada, kad nuėję į kino teatrą, mes būtume maloniai nustebinti ir apgauti. Ir tos 15 minučių ar valanda praleista kino teatre mums turi ir adrenalino, ir baimės, ir siaubo, ir smurto, ir linksmybių, ir beprotiško kvatojimo, ir daug emocijų. Ko aš ir linkiu mūsų debiutantam, kad jie filmuotų ne tik savo, ne savo šeimai, ne savo mokyklai, ne savo aplinkai, bet ir mums visiems filmuotų. Ir kad tuos filmus, kuriuos mes kūrėme Lietuvoje, galima būtų parodyti ir už Lietuvos ribų. Kad jie suprastų, kad mes irgi kinematografiška ir filmuojanti tauta. To linkiu jums visiems.